Klausimai, kuriuos turėtume kelti po spalio 7-osios žudynių, neturėtų apsiriboti tik palestiniečių, arabų barbariškumu, kurie įvykdė didžiausią žydų žudynės nuo holokausto laikų. Viduryje žudynių, prievartavimų, kankinimų, pagrobimų ir beatodairiško naikinimo orgijos, būtent tai paskatino didelę pasaulio dalį racionalizuoti, pateisinti ir netgi ploti tam. Šiandien laidoje Think Twice aptarėme po spalio 7-osios išaugusį antisemitizmą ir tai, kaip jis veikia pasaulio visuomenę. Kartu su dokumentinių filmų kūrėja, kuris sukūrė svarbų naują darbą, atskleidžiantį tai, ką jį teisingai vadina kolektyviniu nuopuoliu į blogį. Sveiki atvykę į Think Twice. Buvo įdėta daug pastangų bandant paaiškinti ne tik tai, kas įvyko 2023 m. spalio 7 dieną, bet ir kodėl bei kaip suprasti to pasekmes. Per beveik 3 metus nuo tada, kai Hamas vadovaujami palestiniečių arabai užpuolė Izraelį ir tą dieną įvyko neapsakomos žiaurystės, mes matėme ne tik išaugusią paramą neapykantai žydams, bet ir tai, kaip ši neapykanta tapo įprasta žiniasklaidoje ir kultūroje. Po šiuolaikinės Izraelio valstybės sukūrimo, antisionizmas, judėjimas siekiantis atimti į žydų teisės, kurių niekam kitam niekas nesvarstytų atimti, visada buvo neatskiriamas nuo antisemitizmo. Tačiau tai dar kartą įrodė reakciją į spalio 7-ąją. Ir kodėl tai padarė? Neapykanta žydams ne tik įprastų reiškinių, bet ir priimtinų dalykų liberaliame visuomenėje. Taip, kaip nedaugelis būtų galėjęs numatyti dar visai neseniai. Kaip teigia kino kūrėja Gloria Greenfield, Tai kolektyvinis nuopuolis į blogį. Ir mums garbė, kad ji šiandien yra su mumis, kad aptartume jos naują dokumentinį filmą apie spalio 7-ąją ir tai, kas įvyko po to. Taip pat jos asmeninė kelionė nuo radikaliosios kairės iki dabartinės misijos, kurioje jie atskleidžia neapykantą ir pasakoja tiesą apie karą. Raudonųjų ir žaliųjų aljansas, sudarytas iš marksistų ir islamistų bei jų neliberalių bendraminčių, kariauja prieš Izraelį ir žydus. Gloria Greenfield yra apdovanojimus pelniusi dokumentinių filmų kūrėja, kurios dėmesys sutelktas į žydų tapatybės ir žydų tautiškumo stiprinimą, taip pat ir kova su ideologiniu puolimu prieš žydus ir vakarų civilizaciją. Viena iš pirmaujančių šalies žydžių feministių ir leidėjų 8 ir 9 dešimtmetyje, ji pasitraukė iš kairių judėjimo, kai susidūrė su jų antisemitizmu. Nuo tada, kai 2008 metais įkūrė Doc Emmet Production, jis sukūrė keletą svarbių darbų, įskaitant 2008 metų The Case for Israel – Democracy's Outpost, 2011 metų Unmasked Judeophobia, 2014 metų Body and Soul – The State of the Jewish Nation, 2018 metų The Fight of Our Lives – Defeating the Ideological War Against the West, 2022 metų Civilization in the Danger Zone. Taip pat jos naujausias, ką tik išleistas dokumentinis filmas A Collective Descent into Evil – The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State. Šiuo metu prieinamas žiūrėti internetu. Gloria Greenfield, sveiki atvykę į Think Twice. Kodėl tai įvyko būtent tuo metu? Nesuvokdami mūsų priešų ideologijų, strategijų ir tikslų, ir taip pat suprasdami, kad tie, kurie yra mūsų priešai, nėra tik mūsų priešai. Jie taip pat yra laisvojo pasaulio ir visų žmonių, nepritarenčių jų ideologijoms priešai. Maniau, kad būtų labai svarbu sugrąžinti pačius iškalbingiausius ekspertus, Mokslininkus ir analitikus, kad paaiškintų mums, kaip prasidėjo ši neapykanta šiam. Imperialistiniam terorui iki to, kur esame šiandien. Tai nėra nauja. Galbūt kai kurie metodai yra kitokie.
Bet didžiaja dalimi mes jau esame tai patyrę anksčiau. Mūsų ankstesnės kartos tai jau išgyveno. Tačiau dabar tai vyksta tokiu tempu, kad labai svarbu tai suprasti ir veiksmingai tam pasipriešinti. Ačiū, kad prisijungėte prie Think Twice. Nesvarbu, ar mūsų klausotės per bet kurią podcastų platformą, ar žiūrite mus tiesiogiai per Facebook, X ar JNS YouTube kanalą, paspauskite patinka ir arba prenumeruokite JNS. Paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimus ir palikite mums gerų atsiliepimų. Taip pat be Think Twice yra ir tinklalaidė Jonathan Tobin Daily, kuriame dalinuosi su jumis daugiau naujienų ir analizės apie svarbiausias šiandienos problemas. Kasdienę laidą galite rasti kaip Jonathan Tobin Daily JNS kanale, kur klausotės savo podcastų. O dabar grįžtame prie šiandienos programos. Taip, manau, kad svarbu tai pateikti kontekste. Yra būtina. Ir akivaizdžiai trūksta daugumoje diskusijų apie spalio 7-ąją. Koks buvo sunkiausias aspektas kuriant filmą apie spalio 7-ąją? Kas šį filmą išskyrė iš ankstesnių tavo temų, kurios, kaip žinome, nagrinėjo šią civilizacinio karo temą, kurią kėlei? Tai buvo sunkiausias filmas, kokį esu kada nors sukūrusi. Sunkiausias man pačiai, nes dėl jo barbariškumo, žiaurumo ir siaubo ir dirbant prie to ir neturint nuo to pertraukos. Emociškai man tai buvo labai labai sunku. Bet laimė. Buvau užauginta kovotoja ir supratau, kad tai tikriausiai svarbiausias filmas, kokį esu kada nors sukūrusi. Ir turėjau tiesiog tai įveikti ir padaryti, kuo geriau galėjau. Ir laimiai, kaip jau sakiau, man pavyko tai įveikti ir dirbti su medžiaga, nes turėjau geriausius žmonės filme. Ir tai yra analitikai, tai yra žurnalistai. Tai mokslininkai, kurie atskleidė savo nepaprastą supratimą. Na, aš tikrai suprantu, kaip tai gali būti labai traumuojanti patirtis, kai gilinamas į tai, kas iš tikrųjų įvyko, kaip viskas iškilo į paviršių ir netgi į tai, kas vyko po to. Ir iš tikrųjų, žinote, daugelis žmonių. Ir žinote, dauguma žmonių nėra matę pačių grafiškiausių filmų, dokumentuojančių, kas iš tikrųjų įvyko. Akivaizdu, kad jūs matėte. Žurnalistai tokie kaip aš taip pat matė. Tačiau daugeliui žmonių tai yra tik abstrakcija. Tai yra data. Tai yra tema. Ir tema, nuo kurios, žinote, daugelis žmonių galėjo greitai atsitraukti, tačiau pasinerti ją turėjo būti nepaprastai varginantis dalykas. Taip, manau, dar vienas dalykas, kurį aš noriu pabrėžti, yra tai, kad kalbama ne vien apie spalio 7-ąją. Vėlgi, tai žinote, istorija, šios neapykantos formavimasis, šios, žinote, imperialistinės veiklos iš džihadistų pusės ir jų naudingų idiotų, vakarų radikalų. Bet tai taip pat, kas vyksta po to. Ir tai ne tik tai, kas vyksta po to universitetuose, bet tai tikrai atspindi ilgąjį, tai, ką mes vadiname ilguoju žygiu į visuomenės. Ir tai taip pat, žinote, turi galimybę padaryti tai. Suprasti, kad tai buvo suplanuota. Labai seniai tai prasidėjo, žinote, prieš 30-40 metų. Ir tuo jūs turite omenyje pastangas tarsi delegitimizuoti Izraelį ir žydus, bei išaukštinti, žinote, džihadą, kuriuo siekiama sunaikinti Izraelį. Taip, ir tai nėra tik siekis sunaikinti Izraelį.
Turiu omenyje, kas vyksta su žydų tauta arba kas nutiko žydų tautai spalio 7-ąją. Tai jau seniai vyksta Afrikos krikščionims Nigerijoje ir kitose Afrikos šalyse. Kalbama ne tik apie žydų tautos ir Izraelio sunaikinimą. Kalbama apie laisvojo pasaulio sunaikinimą ir bet kokių žmonių grupių, kurios nepritarė islamistinėms ideologijoms sunaikinimą. Ir manau, kad būtent čia mes dabar ir esame. Ir suprasti tai yra svarbu, kad galėtume suburti visus žmonės, kurie yra grėsmėje ir kuriuos žudo šie islamistiniai barbarai. Ir tada manau, kad labai svarbu suprasti, jog tai yra platesnis klausimas nei tik mes, bet mes esame priešakinėje linijoje ir patiriame didžiausią smūgį. Taip. Ką sužinojote, kurdama šį filmą? Kas jūs nustebino? Žinote, tiems, kurie norėjo sužinoti tiesą apie spalio 7-ąją, ji tikrai buvo prieinama. Bet ką sužinojote per pastangas, kurias dėjote kurdama šį filmą, ko anksčiau nebuvote supratęs? Ruošdamasi kurti šį filmą atlikau milžinišką kiekį tyrimų. Ir todėl, kai iš tikrųjų pradėjau, aš buvau susipažinusi su kas būtų. Įvairių komentatorių indėliai filme. Be to, sužinojau šitą apie save, būtent, kad man gresia taip persimti, kad tai beveik gali mane paralyžiuoti. Todėl turiu geriau paskirstyti savo jėgas. Bet tai nėra pats svarbiausias atsakymas. Svarbiausias klausimas yra, kokia buvo medžiaga, kurią filmas gavo iš komentatorių, ko anksčiau nelabai supratau. Ir ta dalis to yra iš mano interviu su Emanueliu Atalangi, kuris yra Hezbollah ekspertas Lotynų Amerikoje. Ir suprasti ne tik kad jie kėlė didelę grėsmę Šiaurės Amerikai, ką aš žinojau, bet apie tai daugiau nežinojau. Partnerystė, kuri vyko Lotynų Amerikoje su Hezbollah, partnerystė su Rusija ir jų lėktuvais. Aš nežinojau, kad kai kurie iš tų lėktuvų nelegaliai gabeno žmones į šią šalį. Buvo tokių dalykų, kurie man padėjo susieti faktus, kurių anksčiau nebuvau susiejusi. Tai ne vienintelis dalykas, buvo daug tokių dalykų. Tai tokia plati tema, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Bet daugiausia, manau, kadangi 2012 metais, tiksliau 2011 išleidau filmą pavadinimu Unmasked Judeophobia. Ir tas filmas nagrinėjo mirtinos neapykantos žydams atgimimą visame pasaulyje. Ir tuo metu atrodė, kad tai tikrai buvo, blogai. Taigi čia ir aš nežinojau. Tai nebuvo. Man nebuvo aišku po to, kai tai pasirodė 2011 metais,
kad man teks grįžti prie šios temos. Ir Taip, kai aš mes pasiekiau, nežinojome, kiek viskas blogai. Žinote, mes manėme, kad blogai, bet nežinojome, kiek blogai. teisingai. Ir kiek dar blogiau galėjo būti. IR. Kai dabar žiūriu į 2011-uosius. Tai buvo taip ir žinau, kad tai tikriausiai baisu sakyti, bet kai žiūriu atgal ir lyginu, 2011-ieji buvo vieni juokai. Žinote, ir dalykai vyksta taip greitai, viskas juda taip sparčiai dabar, tai atrodo, kad kiekvieną dieną atsiranda kažkas naujo. Atsiranda dar viena nauja detalė arba dar viena žiaurybė. Arba vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie anksčiau buvo laikomi normaliais, patriotiški žmonės. Teisingai mąstantys žmonės, kurie dabar tiesiog pasinėrė į šį bjaurumą. Ne tam, kad tai sustabdytų, o kad paskatintų. Taip, tai yra jie mano, siaubinga. kad yra teisūs ir teisingi taip elgdamiesi. Teisingai. Ir tai yra, tai tarsi epidemija tam tikrą prasme. Ir taip pat, ką aš išmokau iš šios patirties, kuriant ir režisuojant šį filmą, yra tai, kad dar svarbiau, jog aš anksčiau maniau, kad svarbiau, jog žydai ir krikščionys ypač dirbtų kartu, nes turime bendrą priešą, kuris siekia žudyti tiek žydus, tiek krikščionis. Ir jei mes nesusivienysime ir taip pat nepakviesime kitų, nesvarbu, ar jie būtų kitų žmonių, nesvarbu, ar jie būtų religingi ar ne, ar jie būtų hinduistai ar bet kas kitas, kad turime suburti tuos žmonės. Ir šiandien yra žmonių, yra tikrai puikių žmonių šiandien, tokie kaip Richardas Landis, kaip Charlesas Jacobsas. Jie iš tikrųjų dirba su tais klausimais, siekdami suburti žmonės, suburti vadinamosius netikėlius kartu. Ir mes turime tai daryti kartu, nes žydų tauta yra per maža. Ir mes turime savo pačių klausimų, kuriuos turime spręsti. Turiu omenyje, žinote, ne visi žydai supranta, kad jie yra tautos dalis. Arba pripažįsta, kad jie yra tautos dalis. Ir tai yra tikra problema. Taip, Tai man primena, žinote, viską, ką esu skaičiusi apie pradinės nacių režimo stadijas. Ir buvo žydų grupė, kuri manė, kad jei jie palaikys Hitlerį, jie bus saugus. Na, jie buvo pirmieji, kurie buvo nužudyti. taip. Taigi mes turime sudėtingą situaciją, su kuria susidurėme. Labai teisingai. Po spalio 7-osios įvykęs antisemitizmo antplūdis tikrai atskleidė moralinį kairės supuvimą, kurį jūs nagrinėjate šiame filme. Per pastarąjį dešimtmetį mes stebėjome kairiųjų ideologinių ekstremistų triumfą. Jie užbaigė tai, ką jūs anksčiau taikliai pavadinote jų ilgų žygių per Amerikos institucijas, kuris baigėsi galbūt moralinė panika per 2020 metų Black Lives Matter vasarą. Tačiau įdomu tai, kad jūs tai numatėte jau seniai. Jūs susidūrėte su neapykanta žydams 8 ir 9 dešimtmetyje kaip žymi žydų feministė ir leidėja. Ar galite papasakoti, ką tada matėte ir apie savo kelią nuo to laikotarpio iki dabartinės padėties? Dokumentinių filmų kūrėjo, atsidavusio žydų tapatybės stiprinimui ir Izraelio gynimui. Tai buvo labai įdomus mano gyvenimo etapas, švelniai tariant. Aš buvau naivi ir aš. Iš esmės, kaip ir daugelis kitų, ne visi, bet buvo daug kitų, kurie įsitraukė į šį judėjimą. Ir buvo dalių, kurios atrodė pagrįstos. Tos moterų judėjimo dalis, kurios kovojo už lygias teises.
O lygios teisės yra labai darbingas siekis. Tačiau kaip ir su bet kokiu judėjimu, gali atsirasti radikalizmas, kas ir įvyko. Ir aš buvau įsitraukusi į radikalų feminizmą. Ir aš patyriau daug neapykantos žydams. Ir dėja tuo metu radikaliame feministinėme judėjime pagrindinė neapykanta žydams, kurią patyriau, kilo iš juodaodžių radikalių feminisčių. Audre Lorde ir kitos. Ir tuo metu konferencijose šios antisemitinės moteris, kurios buvo juodaodės ir radikalios, bandydavo įbauginti žydų radikalias feministės, sakydamos, kad jų motinos turėjo valyti mūsų motinų tualetus, nes mes visos, žinote, esame iš turtingų šeimų. Na, mano mama buvo valytoja mano vidurinėje mokykloje. Ir aš turėjau labai realistišką supratimą apie, kas iš tikrųjų buvo tiesiog šlykštas melas, skirtas mus įbauginti. Ir todėl aš tam pasipriešindavau. Jei kuris nors iš jų, arba kai kuris nors iš jų, mane įžeidžiai pravardžiuodavo. Aš tada juos pavadindavau tinkamu vardu. Įžeidžiančiu vardu, kad jie suprastų, kaip kartą pasakė Menachemas Beginas, mes nesame žydai su drebančiomis keliais. Ir tai užtruko man. Tai man tikriausiai užtruko 1,5 metų, kol supratau, kad šio judėjimo išgelbėti neįmanoma. Kad jis buvo nuodingas. Taigi aš atsisveikinau su visa tuo per didelį mitingą San Franciske ir išėjau. Ir tai. Iš tikrųjų, nors ir labai palengvėjo, kad išėjau, tai paliko man tam tikrą traumą. Ir man prireikė maždaug 4 ar panašiai metų, kad tikrai išsikapstyčiau už to, pasijusčiau laisva ir galėčiau tęsti savo gyvenimą, užsiimti svarbesniais dalykais. Taip, akivaizdu, kad neomarksistinė kairė sėkmingai kovoja prieš vakarų civilizaciją ir žydus nuo tada, kai buvote feministinės leidyklos vadovė. Bet klausimas yra toks. Kodėl tiek mažai kitų žmonių tai pastebėjo ar suprato taip kaip jūs? Kas tai yra ir prie ko tai prives? Turiu omenyje, mes kalbame apie senus laikus, žinote, apie 9-ąjį dešimtmetį. Teisingai. Žinote, manau, kad nauja karta atrado šį antisemitizmą kairėje, žinote, per moterų žygį, kuris buvo reakcija į Donaldo Trumpo išrinkimą. Bet tai įvyko gerokai vėliau nei tai, ką jūs patyrėte. Kodėl tai, kaip dabar sakome, netapo virusiniu reiškiniu? Kodėl tai tiesiog buvo ignoruota? Tai kainavo labai brangiai. Palikti moterų judėjimą. Jei tai buvo visas jūsų gyvenimas, jei tai buvo visa jūsų aplinka. Nes ten buvo tiek daug iškraipyta jausmų, kuriuos žmonės turėjo apie žmonės už judėjimo ribų. Kad turėjai suprasti, jog eini link šviesos, o ne tamsos. Tu palikai tamsą. Žinai, Nepakantumas vyrams. Nepakantumas
moterims, kurios nusprendė teikti pirmenybę šeimai. Nepakantumas moterims, kurioms iš tikrųjų patiko atrodyti patraukliai, na tai beprotiški dalykai. Bet išeiti iš ten buvo tarsi pereiti į kitą planetą. Na, tai buvo, žinote, tarsi visiškai kita kultūra. Teisingai. Iš tikrųjų? Teisingai. Tai buvo kultas su kitokiu žodynu. Tai buvo įdomu, man labai pasisekė, turiu pasakyti, dėl to, kai buvau auklėjama. Mane augino mano tėvas, kuris mylėjo Izraelį. Ir aš prisimenu, kai man buvo 5 metai, sėdėjau jam ant kelių. Aš gimiau 1950 metais. Beidže. Taigi, kai man buvo 5 metai, daugelis Amerikos žydų vis dar sužinodavo, kas įvyko ir konkrečius dalykus, kurie nutiko per holokaustą. Ir mano tėvas nemanė. Jis turėjo manęs paprašyti išeiti iš kambario, kai jis ir mano dėdė, kiti dėdės, žinote, kalbėdavosi apie šiuos atradimus. Taigi aš užaugau suprasdama, kad taip, pasaulyje yra blogio, blogis yra tikras, jis egzistuoja. Ir jis. Taigi jis taip pat mane išmokė, kad jei kas nors kada nors pasakytų man ką nors apie tai, kad esu žydė, įžeidžiančiu ar bjauriu būdu, kad man būtų galima su jais kovoti, ką ir dariau. Ir jis taip pat tai darė. Taigi aš užaugau suprasdama, kad reikia būti stipriai, atsikirsti, kad atsistoti tiesiai buvo labai svarbu. Taip ir reikia elgtis. Taigi, kai tik įveikiau tą beprotybę, kurią turėjau, kurioje buvau įsitraukusi radikaliame feministinėme judėjime. Kol tai vyko, man prireikė šiek tiek laiko, kad tarsi nusikratyčiau visos tos traumos. Žinojau, kad buvo stiprių, žinojau, kad yra puikių žydų. Turiu omenyje, kai buvau pradinėje mokykloje, hebrajų mokykloje, žinote, mes visi turėjome susirašinėjimo draugų Izraelyje. Mano susirašinėjimo draugė buvo Jafa Šalom ir aš visada norėjau jį sutikti, bet nesutikau. Bet kokiu atveju, šeima vaidina labai svarbų vaidmenį auklėjant savo vaikus, ar jų vaikai užaugs stipriais, išdidžiais žydais, ar jie matys save kaip aukas. Ir manau, kad tai yra problema šiandienos jauniesiems žydams. Nes mes tiek daug dėmesio skiriame aukos vaidmeniui, nes woke ideologija teigia, kad jei nesi auka, esi blogas. Teisingai. Ir todėl mes netgi matėme, kaip žinote, žmonės bandančius įrodyti, kad jie iš tikrųjų buvo aukos, tikros aukos, kad galėtų būti priimtini ir gerbiami. Tai labai nesveika. Ir šeimos turi suprasti, ir aš tai išmokau iš Ruth Weiss, kad tai buvo klaida. Kai mes susitelkėme tik į holokaustą. Ir ji nesako, ir aš nesakau, kad holokausto studijavimas nėra svarbus. Žinoma, tai svarbu, bet taip pat svarbu studijuoti mūsų atsparumą. Taip, mes negalime apibrėžti judaizmo ar žydų tapatybės vien tik holokaustu ar vien tik žydų kančia. Teisingai. Taigi manau, kad mano supratimu, kaip man pavyko atsidurti ten, kur aš esu. Dabar aš nekalbu apie, tarkime, tą neapykantą žydams, kurie egzistuoja, bet kalbu apie tai, kaip vėl tapti visaverčiu žmogumi. Buvo todėl, kad man pasisekė. Mano šeima mane mokė ne tik apie holokaustą, bet ir apie pasipriešinimą.
Taip, moterų judėjimas, žinote, ta prasme, kaip jūs apibūdinate, tai kulminacija pasiekia po spalio 7-osios pasaulyje, kuriame feministinės organizacijos, kurios, ėmėsi seksualinės prievartos klausimo ir jos naudojimo kaip karo ginklo, visiškai ignoravo žydų moteris, kurios buvo aukos. Tas spalio 7-osios aspektas dėl jų intersekcinės sąjungos su palestiniečiais. Turiu omenyje, viskas kyla iš to, ar ne? Taip, žinote, žydų tautos ir žydų valstybės demonizavimas buvo labai veiksmingas. Ir todėl tai nesvarbu, tiesa? Tiesiog nesvarbu, jei žydų moteris ir vyrai yra prievartaujami, kastruojami ir, žinote, tiesiog suplėšomi. Tai iš tikrųjų kai kurių jų galvose yra netgi geras dalykas. Tai tarsi pasaulio valymas nuo žydų. Ir svarbu, kad suprastume poveikį, kad iš tikrųjų turime galimybę pamatyti žydų tautos ir Izraelio demonizavimo bei delegitimizavimo pasekmes. Nes būtent tai ir priveda prie minties, kad tai nesvarbu. Kodėl turėtume tai pripažinti? Tai juk puikus dalykas. Atsikratėme dar daugiau demonų. Taip. Supranti? Iš esmės mintis, kad žydai, kurie buvo nužudyti, išprievartauti, kankinti, pagrobti spalio 7-ąją, to nusipelnė. Taip, Turiu omenyje, būtent, viskas prie to ir susiveda. Iki tų. Ir būtent tai girdėjome iš, intersekcinės kairės. Ir būtent todėl, feministinis judėjimas po spalio 7-osios nuvylė. Taip. Taip ir buvo. Taip ir buvo. Tiems Izraelio feministėms, tai joms buvo pražūtinga, nes jos buvo išduotos. Jos iš tikrųjų manė, kad jas priėmė pasaulinis feministinis judėjimas. Ir jos pamatė tiesą, kai taip nebuvo. Taip, dabar nuosmukis į blogį, kurį jūs tyrinėjote ir atskleidėte šiame filme, akivaizdžiai yra tai, ko politinė kairė ir ypač žydų liberalai dažniausiai nenori pripažinti. Daugelis geranoriškų liberalų linkę brėžti ribą tarp savo pasibjaurėjimo tuo, kas įvyko spalio 7-ąją, ir supratimo, kaip į tai reagavo masinis judėjimas, kuris arba džiaugiasi tuo, arba tai pateisino. Tai padeda antisemitizmui tapti pagrindinę srovę. Kodėl jūsų manimų tiek daug žmonių nėra pasirengę daryti išvadų apie savo liberalius sąjungininkus, kurie į spalio 7-osios įvykius sureagavo puldami Izraelį, o ne jį palaikydami? Taip, dėžė. Yra žydų, kuriems ši situacija labai nepatogi. Ir jie patikėjo mintimi, kad Izraelis ir Izraelio aukos, nukentėjusios nuo to barbariškumo, spalio 7-ąją to nusipelnė. Jie iš tikrųjų mano, kad jie to nusipelnė. Jei jie nenueina taip toli, kad manytų, jog aukos to nusipelnė, tada jie save guodžia, galvodami, kad, mes nesame tokie žydai ir mes įrodysime, kad nesame tokie žydai, prisijungdami prie protestų prieš Izraelį ir panašiai. Tai labai savanaudiškas į save susitelkęs požiūris. Ir jei esi žydė, kuri neturi, arba jei tiesiog esi žydė, ir jei nelaikai savęs tautos dalimi, tuomet nejauti lojalumo savo tautai. Tiesa, ir tada tavo lojalumas gali pereiti į pasirink bet kurią iš Izraeliui priešiškų organizacijų ar ideologijų. Tai tampa tavo varomąja jėga.
o nesupratimas, kad kiekvienas iš mūsų turime atsakomybę užtikrinti, kad mūsų žmonės klestėtų ir mūsų, ir kad Izraelio valstybė, žydų valstybė, išliktų stipri ir saugi. Taigi, tam tikrą prasme, man tiesiog kilo mintis, kol mes kalbėjomės, žinote, šio pokalbio metu, kad tai panašu į amerikiečius, kurie jau nebėra patriotiški. Jie nejaučia jokio patriotizmo savo šaliai, jie nejaučia jokios pareigos šaliai. Ir jie ten sako, mirtis Amerikai. Taip, tai tas pats dalykas. Taip, Žinoma. Kaip manote, kas leido Hamas įtikinti tiek daug pagrindinės žiniasklaidos skleisti jų melą apie Izraelį kaip tiesą ir iš esmės apversti pasakojimą, tam tikrą prasme? Tai leido tiems, kurie vykdė žiaurumus ir siekė genocido, būti vaizduojamiems kaip aukos, o tauta, kuri iš tikrųjų buvo auka, galėjo būti melagingai apkaltinta genocidu. Ir kad tai taptų, žinote, liberalių vyraujančių požiūrių, kaip šiuolaikiniai kraujo šmeižtai tapo pagrindinė kairiųjų nuomonė realiu laiku 21 amžiuje, tiesiai prieš mūsų akis. teisingai. Na, jie turėjo veiksmų planą. Visa tai buvo suplanuota. Tai buvo suplanuota. Žinote, jie tai planavo daugelį metų ir labai strategiškai. Taigi, jei pažiūrėsime į etapus. Propaganda. Ir ne tik propaganda, bet ir vakarų sekuliarizacija, Įskaitant pernelyg didelę žydų pasaulio dalies sekuliarizaciją. tai leidžia žmonėms nusigręžti arba nuo savo tautos, arba nuo savo šalies. Ir tai vyksta, ir mes galime matyti, pavyzdžiui, poveikį The New School ir Kolumbijos universitetas, kurie pakvietė kai kuriuos Europos mokslininkus, kurie iš tikrųjų buvo woke ideologijos tėvai. Kuri apibrėžia, žinote, Izraelį ir žydus kaip baltuosius. Kas Teisingai. yra nesąmonė. Bet taip žmonės galvoja. Ir visa karta, kuri buvo persmelta šiomis idėjomis ir indoktrinuota, kurios anksčiau buvo tarsi paraštėse, žinote, kai jūs buvote, feministinis leidėjas, dabar jau yra visiškai įsigalėjusios. Jos dominuoja švietimo sistemoje. Taip, jos tikrai dominuoja ir iki tokio lygio, kad laimiai, bet vis dar nepakankamai, tėvai pradeda suprasti, kad daugelis iš tikrųjų per daug šių universitetų yra nuodingi. Ir mes žinome, kad yra, žinote, tikrai puikios šeimos, kurios augina savo vaikus pagal tvirtas vertybės ir yra stiprus sionistai. Ir jie eina į universitetą ir jie yra užnuodyti. Ir aš manau, kad būtent todėl tokios organizacijos kaip Tikva fondas, kuris iš tikrųjų kūrė naujas institucijas, tai yra itin svarbu. Žinote, yra ir kitų organizacijų, tiek viešų, tiek privačių, kurios, žinote, susibūrė ir bando susigrąžinti savo vietą toje industrijoje, kuriai jie priklauso. Nesvarbu, ar tai pramogų industrija, ar bet kuri kita. Ir ką jie daro, ir užuot darius tai, ką ankstesnės kartos šioje šalyje darė. Kai žydų gydytojams nebuvo leidžiama dirbti ir jų nepriimdavo į ligonines, mes statėme savo ligonines ir mes ėjome.
Kai žydų teisininkai negalėjo patekti į advokatų kontoras, mes kūrėme savo advokatų kontoras. Ir manau, kad mums labai svarbu tai suprasti. Mes neturėtume norėti grįžti į sergančias institucijas. Mums reikia sveikų institucijų. Ten turėtume nukreipti savo energiją ir ten turėtume save nukreipti. Turėtume bendradarbiauti. Jei ketiname bendradarbiauti su kuo nors kitu, turime bendradarbiauti su sveikomis institucijomis. Tai tikrai svarbu. Ir tam, kad tai padarytume, turime matyti save kaip stiprius. Turime mokėti vertinti savo kaip tautos istoriją. Bet mums nereikia šliaužti, mums nereikia maldauti ir tikrai mums nereikia nuolaidžiauti. Taip. Dabar išsilavinusių sluoksnių, ypač Jungtinėse valstijose nuomonė, kad Izraelis yra blogis, o palestiniečiai geri, yra pagrįsta kritinės rasės teorijos, intersekcionalumo ir naujakurių kolonializmo taikymų politinėme diskurse. Tačiau, kad ir kaip tai įvyko, manau, daugeliu žydų tai suteikė jausmą, kad jie yra beviltiškai mažumoje ir izoliuoti. Kaip manote, ką žydai galėtų padaryti dėl šios situacijos, apie kurią pasakojate savo filme? Manau, kad yra keletas. Nesvarbu, ar norime juos vadinti tautomis ar šalimis, kurias žydai iš tikrųjų turėtų palikti. Visų pirma, manau, kad tai labai svarbu pasakyti, turiu omenyje, Aš manau, kad tokios šalis kaip Prancūzija ir atrodo, kad Jungtinė karalystė taip pat turėtų būti įtraukta į tą sąrašą, galbūt ir Vokietija. Bet jei mes kalbame apie šiuo metu tokią šalį kaip Jungtinės valstijos, o tai nėra duotybė, manau, kad turėtume vertinti tai, kad yra. Yra keletas lyderių, kurie tikrai yra kovoja už mus, kovoja už mūsų saugumą. Ir turime pasisakyti ir pasidalinti su žmonėmis tuo, ką atnešėme kuriant šią šalį. Ir ką mes iš tikrųjų atnešėme pasauliui, su viskuo, ką padarėme, ne iš atsiprašinėjančios pozicijos. Žinote, maldaujant, jūs turite mus mėgti. Pažiūrėkite, kiek vakcinų mes sukūrėme, arba kiek žinote... Nobelio premijos laureatų. Tokie dalykai, žinote, visą taip. tai. Turime tuo didžiuotis. Bet turime tuo didžiuotis dėl savęs. Jei galime įvertinti, ką atnešėme civilizacijai ir ką toliau jai duodame, ir neleisti, kad jokie kaltinimai ar demonizavimai prasiskverbtų į mūsų sąmonę, į mūsų pačių savęs suvokimą, tapatybę, tada turėsime jėgų daryti tai, ką turime daryti, kad ir toliau darytume gerus darbus pasauliui. Nes mes kaip tauta esame šviesa tarp tautų. Turime tai susigrąžinti. Ir taip pat turime suprasti. Mums reikia savigarbos, kad jei žmonės bando sunaikinti mus, kad turime būti kovotojai. Turime priešintis visais įmanomais būdais. Ir tai padės mums išsaugoti savo orumą ir egzistenciją. Ir žmonės turi suprasti, ne žydai turi suprasti. Suprasti, jei jie to dar nesupranta, kad puolimas prieš mus, mūsų demonizavimas, iš tikrųjų yra jų pačių demonizavimas. Ir jų neapykanta yra maitinama. Manant priešingai. Ir tai visada buvo ženklas. Mes visi tai žinome, kad tai visada buvo ženklas. Jog kai atsiranda neapykanta žydams, tai rodo, kad kažkas labai blogai su šalimis.
ar su žemynais, ar su pasauliu. Kad tai yra ženklas, kad taip yra. Pavojaus. Jei mes taip pat galime tai suprasti, tada neleisime tokiai savęs neapykantai augti. Nesu tikra, ar atsakiau į jūsų klausimą. Na, tai gana geras atsakymas, manau. Žinote, taip pat svarbu paminėti, kad žinoma, Jungtinėse valstijose žydai nėra vieni. Turiu omenyje, gali atrodyti, kad taip yra. Žinote, mes kalbamės kitą dieną po to, arba po kelių dienų po to. Žinote, Abdulas El Sajedas laimėjo Demokratų partijos senato pirminius rinkimus Mičigane ir taip atviram antisemitui atsivėrė kelias patekti į Jungtinių valstijų senatą, taip pat kaip Zohra Mamdani tapo Niujorko mere. Tačiau negalima sakyti, kad nėra žmonių, bandančių jam pasipriešinti. Net jei daugelis liberalių žydų savo sąjungą su kairiaisiais iškėlė aukščiau už žydų gynimą nuo antisemitizmo. Taip. Ir buvo nuostabus. Dalykas, kuris ką tik įvyko, Markas Rubijus ką tik paskelbė, kad dabar yra tokia politika. Prieš bet kam gaunant vizą atvykti į šią šalį, jie bus ištirti. Visi socialiniai tinklai ir kiti tyrimo būdai bus naudojami tam, kad būtų užtikrinta, jog žmonės, turintys ketinimų pakenkti žydams šioje šalyje, nebus įleisti į šią šalį. Tai tikrai svarbu. Turiu omenyje, šiek tiek stebina, kad reikia tiesiog paspausti Taip, bet žinai, kai L. tyrinėjai, kas kursto tiek daug šių universitetų protestų, nukreiptų prie O žydų. tikrai taip. Ir tas, žinai, užsienio studentų antplūdis, ypač iš antisemitinių, žinai, šalių, artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje, atrodo gana akivaizdus. Taip, ir Viktoras Deivisas Hansenas iš tikrųjų labai išraiškingai tai išsako filme, kad turime tai Taip. pripažinti. Žinai, ir taip pat Rachel Fish. Ji kalba apie tai, kaip universitetams būtina imtis teisinių veiksmų prieš, žinai, žmonės atvykstančius iš už universiteto ribų, kurstyti, žinai, bėdų, kurstyti neapykantą. Taip. Koks yra vienintelis svarbiausias dalykas, kurį norite, kad jūsų žiūrovai išsineštų iš šio filmo? Svarbiausias dalykas, kurį noriu, kad žiūrovai suprastų iš šio filmo, yra tai, kad egzistuoja ideologijos, kurios skatina šią neapykantą žydams, krikščionims ir visiems vakarams. Ir jie naudoja labai veiksmingas strategijas. Taigi turime suprasti, kad tai, apie ką kalbame, nėra tiesiog dialogai. Labai svarbu, kad žmonės suprastų, jog priešai, kurie visą tai skatina, turi žudikiškų ketinimų. Ir jų pačių žodžiais. Galų gale visa tai yra apie pasaulinio kalifato įkūrimą, kad pasaulis bus valdomas pagal šariatą. Tai labai svarbu, kai tai supranti. Taip, viskas seka iš to. Teisingai. Na tai svarbus dalykas, kurį tikiuosi pastebės žmonės, kurie žiūrės šį filmą. Ir aš tikrai jį nuoširdžiai rekomenduoju. Ačiū tau labai, Glorija, kad šiandien prisijungiai prie mūsų. Kaip mūsų žiūrovai ir klausytojai gali pažiūrėti arba žiūrėti internetu kolektyvinį nuopolį į blogį? Ir kaip jie gali prisidėti prie tokių filmų kūrimo? Filmą dabar galima žiūrėti Roku kanale. Tai nemokama, nebent norėtumėte įsigyti prenumeratą, kad galėtumėte žiūrėti be reklamų. Taip pat yra prieinami DVD. Jei apsilankysite docemidproductions.com, tai yra docemed.productions svetainėje yra parduotuvė ir ten galite įsigyti DVD. Galite organizuoti peržiūras savo bendruomeniai. Labai mielai atvykčiau ir pakalbėčiau apie filmą, jei norėtumėte.
bet jūs galite patys organizuoti peržiūras. Ir jei norite tai padaryti, galite susisiekti su manimi per docemitproductions.com. Galite atsiųsti man žinutę per valdymo skydelį. Yra bendruomenių, kuriuose šiuo metu filmas yra prieinamas Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Jungtinėje karalystėje ir Meksikoje per Roku kanalą. Ir ateityje bus papildomų platformų, kurios pradės rodyti šį filmą. Ir labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad lapkričio 8 dieną Jeruzalėje, Menachemo Begino centre, vyks šio filmo peržiūra. Mes bendradarbiaujame organizuodami šią peržiūrą. Ir jei norite sekti, kur vyksta peržiūros, apsilankykite docemitproductions.com ir spustelėkite filmą. Ten rasite būsimų peržiūrų sąrašą. Gerai, na tai įdomu. Ir aš tikrai rekomenduoju mūsų žiūrovams ir klausytojams pasistengti jį pamatyti. Tai svarbus dokumentinis filmas. Ar galiu kai ką pridurti? Žinoma, tai buvo prašau. jūsų klausimo dalis. Paklausėte, kaip žmonės gali prisidėti prie šių filmų kūrimo. Nesvarbu, ar tai $10 ar 6-ženklė suma, tai nesvarbu. Prisidedant. Aukojant, skiriant aukas tokioms organizacijoms kaip docemitproductions.com, kuri yra 501(c)3 statusą turinti nepelno organizacija. Jūs leidžiate mums toliau kurti šiuos svarbius filmus. Džiaugiuosi, kad tai pridėjote. Būtent tai ir norėjome pristatyti. Na, taip pat norime padėkoti mūsų auditorijai. Prašome nepamiršti kasdien klausytis laidos Jonathan Tobin Daily Edition, kurią galite rasti visur, kur klausotės tinklalaidžių. Ir nesvarbu, ar mūsų klausotės per bet kurią iš tų platformų, ar žiūrite mus tiesiogiai per Facebook, X ar JNS YouTube kanalą, prašome spausti patinka ir arba prenumeruoti JNS, paspausti varpelį, kad gautumėte pranešimus ir palikti mums gerų atsiliepimų. Parašykite mums LMP paštu thinktwice@jns.org ir praneškite, kur klausotės ar žiūrite laidą, bei ką apie ją manate. Ir nepamirškite, skaitykite ir mąstykite savarankiškai. Ir netrukus vėl pasimatysime.